reakcija. Sveiki, brangieji XFM klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Jonas Čyvas ir mūsų kassavaitinė rubrika Reakcija, kurioje mes kaskart apžvelgiame kokią nors pasaulio ar Lietuvos aktualiją ir aptariame ją iš krikščioniškos perspektyvos. Pastaruoju metu gan nemažai dėmesio skiriame Ukrainai ir joje vykstantiems įvykiams. Ir tai normalu, nes šiuo metu tai tikrai turbūt pati aktualiausia tema. Gal kažkas galėtų pasakyti, atsibodo jau tas karas. Tačiau reikia nepamiršti, kad Ukraina kariauja ne tiesiog kažkokį karą, o mūsų visų karą. Jei ne Ukraina, mes patys būtume priversti arba kovoti, arba bėgti. Visai neseniai plačiai nuaidėjo žinia, kad Putinas asmeniškai susitiko su mobilizuotojų karių motinomis ir tokiu būdu jas pagodė, paaiškindamas, kad dalinasi savo skausmu su jomis. Vien pats susitikimo pagrindas yra absurdiškas. Kviesti mamas tų žmonių, kuriuos tu pats vien tik savo asmeninių ambicijų vedamas pasiuntei į mirtį. Tačiau kitas įdomus ir jau turbūt nei kiek nestebinantis faktas buvo tas, kad vos keletas iš 14 susitikime dalyvavusių moterų iš tiesų turėjo mobilizuotus sūnus. Didžioji dalis tai tiesiog moterys paimtos iš asmeninės paties Putino aplinkos. Taigi Rusija eilinį kartą padarė aukščiausio lygio farsą. Tačiau kaip yra su tikrosiomis mobilizuotojų motinomis? Internete galima rasti įvairių video, kuriuose jos atvirai reiškia nepasitenkinimą pačiu Putinu ir visu šituo karu. Tačiau kitas labai svarbus ir mažai žinomas faktas yra tas, kad nuo pat karo pradžios Ukraina buvo padariusi specialią galimybę į nelaisvę paimtų rusų mamoms asmeniškai atvykti ir pasiimti savo sūnų. Tai yra, kai rusų karys, kas jis bebūtų, karo veiksmų metu tampa Ukrainos belaisviu. Visais atvejais jo paties nurodytais kontaktais yra susisiekiama su jo šeima ir pasiūloma motinai pačiai atvykti ir pasiimti savo sūnaus. Yra pasakoma, kaip tiksliai tą padaryti ir padedama visais techniniais klausimais toje kelionėje. Mamai užtenka tik atvykti ir jo sūnus yra paleidžiamas kartu su ją grįžti atgal į Rusiją. Per visą karo laikotarpį vos keletas Rusijos karių motinų pasinaudojo šią galimybę. Tai nemažai ką pasako apie šios šalies žmonės ir jų mentalitetą bei moralinės normas. Šiandieną mes kalbame apie motinos meilę. Esame įpratę manyti, kad motinos meilė išskirtinė, stipresnė už bet kokią kitą ir viską nugalinti. Vaikas, tiek berniukas, tiek mergaitė, dažniausiai pirmą ieško mamos, o tik paskui tėčio. Yra liudijimų, kai net suaugę vyrai mirties akivaizdoje šaukėsi būtent savo mamos. Kas tokio yra motinos meilėje? Kodėl motiniškas ryšys ir rūpestis yra toks stiprus? Mokslininkai greičiausiai pasakytų, tai yra dėl to, kad nuo pat pirmųjų gyvenimo akimirkų vaikas buvo su mama. Dar gimdoje jam esant jis ją pažino, jautė, girdėjo, o vos tik gimus taipogi buvo apie jos priglaustas, maitinamas ir nešiojamas. Ir mokslininkai turbūt būtų teisūs. Mane asmeniškai visada stebindavo situacijos, kaip ypatingai asocialiuose šeimose gyvenantis vaikai stipriai myli savo motinas. Atrodytų ir nesirūpina jais ta mama, ir girtokliauja, ir muša, bei visai psichologiškai smurtauja, tačiau tie vaikai vis vien jas besąlygiškai myli ir kaskart nori būti kartu su savo mamomis. Netgi teismų praktikoje skyrybų proceso metu įprastai laikomasi tos nuostatos, kad vaiką auginti pirmenybę turi mama, o ne tėtis. Biblijoje, pradžios knygoje 3 skyriuje sakoma: Adomas pavadino savo žmoną Ievą, nes ji tapo visų gyvųjų motina. Vardas Ieva iš hebrajų kalbos išvertus reiškia gyvybę arba gyvenimą. Taigi nors daugumą diskusijų pastaruoju metu sukelia Biblijoje vyraujantis patriarchalinis požiūris, iš esmės reiškiantis vyro pirmenybę, tačiau akivaizdu, kad nuo pat pradžių Dievas išaukštino moterį ir suteikė jai ypatingą privilegiją, pavadindamas gyvybę ir visų gyvųjų motina, ta, iš kurios išeina tolesnis gyvenimas. Būtent todėl motiniški instinktai ir motiniška meilė yra tokia stipri. Tai Dievo įdėta į kiekvieną moterį nuo pat pradžių.
Galbūt jūs vis dar prisimenate tą situaciją su Rusija ir dauguma motinų išsižadančių savo mobilizuotų vaikų ir viltingai laukiančių kompensacijų už žuvusius sūnus ir abejojate. Taigi ne visos motinos turi Dievo įdėtą meilę. Visos. Nei vienai nereikia to išmokti ar dėl to kažkaip ypatingai stengtis, tačiau reikia tai žinoti, suvokti ir neleisti, kad viršų imtų kiti dalykai. O patarlių knygoje Dievas štai ką sako apie moterį. Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už perlus. Toliau kalbėdamas apie moterį, tampančią motiną, Dievas sako, jos vaikai pakyla ir vadina ją palaiminta, ir jos vyras giria ją. O kodėl jos vaikai ją gerbia ir vyras giria? Nes yra už ką. Būtent už tą motinišką meilę, rūpestį ir atsidavimą, kuris pasireiškia visose srityse ir įvairiausiose situacijose. Tiems, kurie norite sužinoti daugiau, rekomenduoju perskaityti visą patarlių knygos 31 skyrių, kuriame kalbama apie tikrą atsidavusią savo šeimai moterį ir motiną, kuriai nieko negaila dėl savo mylimiausiųjų. Čia mes turime padaryti nedidelę muzikinę pertraukėlę, niekur nepabėkite, likite su XFM, mes greit grįšime. Reakcija. Sveiki dar kart, su jumis aš, Jonas, ir rubrika Reakcija, kurioje mes šiandieną kalbame apie motinišką meilę. Apie tai, kokia ji yra ypatinga, išskirtinė ir kad ją turėti gali tik motinos. Kalbėjome, kad Dievas sukūręs pirmąją moterį, Ievą, jai įdėjo ne tik galimybę gimdyti, bet kartu ir besąlyginę motinišką meilę. O Izaijo knygoje, kurioje daugiausiai užrašytos pranašystės, Dievas taip kalba apie savo būsimus palaiminimus tautai. Aš užliesiu ją ramybę kaip upe, tautų lobiai plauks ją kaip neišsenkanti srovė. Jūs būsite kaip kūdikiai maitinami, ant rankų nešiojami ir supami ant jos kelių. Kaip motina paguodžia kūdikį, taip aš jūs paguosiu. Jeruzalėje jūs būsite paguosti. Dievas savo rūpestį ir paguodą palygina ne su kuo kitu, kaip tik su motinos meile. Juk Dievas, būdamas visagalis, turi tobulą meilę visiems žmonėms ir visiems nori paties geriausio. Tačiau kalbėdamas apie savąją meilę, Dievas nenaudoja krūvos galingų epitetų, o tiesiog pasako, aš jūs mylėsiu taip, kaip motina myli. Ir be abejo didžiausias motiniškos meilės pavyzdys yra Jėzaus motina Marija. Tai apskritai viena žinomiausių figūrų visoje krikščionybėje. Netgi netikinti žmonės, visiškai nieko nežinantis apie Dievą ar Bibliją, vis tiek žino bent du dalykus – tai Jėzų ir jo motina Marija. Taip yra greičiausiai iš dalies dėl to, kad katalikai Marijai suteikia ypatingą reikšmę. Ir nors šiandieną mes nekalbėsime apie denominacinius skirtumus ar išsiskiriančias teologijas, tačiau svarbu pasakyti, kad Biblijoje apie Mariją nėra daug kalbama. Ji nėra prilyginama Jėzui, ji nepasižymėjo jokiomis antgamtinėmis savybėmis, ji nenuveikė jokių ypatingų darbų, neturėjo jokių tarnysčių, nedarė stebuklų, tačiau vienas dalykas, ką Marija neabejotinai turėjo, tai motiniška meilė ir rūpestis. Ir to užteko, kad ji įeitų į istoriją kaip turbūt pati žinomiausia moteris. Luko Evangelijos 1 skyriuje aprašomas Marijos nusiteikimas, kuomet ji sužinojo, kad turės sūnų iš paties Dievo. O Marija prabilo, mano siela šlovina viešpatį ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man galingasis ir šventas yra jo vardas. Marija buvo tvirtai tikinti ir ištikima Dievui, todėl suvokė, kad kūdikis yra labai didžiulis palaiminimas, juo labiau kūdikis iš paties Dievo. Jėzui jau esant suaugusiam, Marija visada stengėsi būti šalia jo ir esant reikalų jam padėti bei jo pasirūpinti. Štai jiems abiems dalyvaujant vestuvėse, per kurias Jėzus padarė savo pirmąjį stebuklą, Jono Evangelijoje 2 skyriuje Marija liepia tarnams. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps.
Šitaip ji mylėjo savo sūnų ir tikėjo Dievo angelo išpranašautą išskirtinę jo ateitimi. Ir be abejo, Marija buvo kartu su Jėzumi iki pat jo gyvenimo pabaigos. Biblijoje skaitome, kad nuo pat Pretorijaus, kur Jėzus buvo nuteistas ir nuplakdintas, iki Golgotos, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, Marija jį lydėjo ir buvo šalia jo prie kryžiaus. Greičiausiai jį kartu su kitomis moterimis pasirūpino ir Jėzaus laidotuvėmis, o po 3 dienų nuėjusi aplankyti ir pagerbti jo kapo, jau neberado nei akmens ant įėjimo, nei paties Jėzaus viduje. Marija buvo pavyzdys tikros Dievą mylinčios motinos, kuri džiaugiasi sužinojusi apie nėštumą, myli ir rūpinasi savo vaiku jam esant mažu, taipogi dėl jo stengiasi jam esant suaugusiam, bei jį reikia su rūpesčiu išlydi jį į paskutinėje kelionę. Su jumis buvo Jonas ir rubrika Reakcija. Tikiuosi su jumis pasimatyti kitą savaitę, tuo pačiu metu ir vėl prasmingai apžvelgti kokią nors aktualiją. Likite su XFM ir būkite palaiminti.